Lietuvoje 60% žiūrovų renkasi Holivudo filmus. Apie 20 tenka Europos ir kitų kraštų produkcijai, o likusius 20 sudaro vietos kinas. Tai tokioj nedideliai kino bendruomeniai, nedideliai šalyje su sąlyginai nedideliu gyventojų skaičium ir lyginant su kitom Europos šalimis, tai mūsų nacionalinio kino procentas pritraukiančių žiūrovus yra tikrai labai neblogas. Su tokia jėga ateina jaunimas ir pasižiūrėkit rezultatus pastarųjų metų kelių. Tai praktiškai nėra nei vieno festivalio pasaulyje, kad nebūtų kažkokia forma paminėtas Lietuvos kūrėjas. Tad kokie filmai šiais metais taip sužibėjo, jog surinko pilniausią žiūrovų sales? Vardijame ne iš eilės. Lietuvoje pirmasis ilgo metro trimatės animacijos filmas Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes paremtas kelias kartas užauginusią to paties pavadinimo knyga, kurią parašė dabar filmą režisavęs Vytautas V. Landsbergis. Tai istorija apie drąsą, atsidavimą, iššūkių įveikimą, draugystę ir meilę. Balsus pieštiems herojams dovanojo daugybė Lietuvos garsių aktorių. Pamatysi, aš tu. Koks gražumas eina savo. Koksgi jūsų vardas? Aš tiesiog rugiagelė. Dominykas aš. Ir mes jau per prastas anam. Eisi su vyresniu vyru pasimatyti? Nusivylę meilę, įsisupę į savo rutiną, gal kiek pamiršę apie save, pripratę prie vienatvės, tokie žmonės neretai nesitikė, kad vieną dieną viskas ims ir apsivers aukštyn kojomis. Bet taip nutinka. Nutiko ir Vytauto Adomaičio režisuotos romantinės komedijos, kai nesitikė herojams. Nekalbėsim apie ateivius. Nesakau, kad tai yra ateiviai. Sakau, kad galėtų tai būti, kad esat ne vieni. Ko nesakysim? Kad jį sena. Tu tai kaip tokio amžiaus labai gerai atrodo. Panaši žinutė ir filme Laimingos žvaigždės. Du vienišiai gyvena savo pasauliuose, tarsi nieko daugiau jiems ir nereikia. Tačiau jie nežino, kad likimai seniai suplanuoti. Ar kas nors išauks iš netikėtos pradžios? Režisierius Justinas Krisiūnas visus taškus sudėlioja filmo eigoje. Visada sakiau, tai tau skirta moteris. Robertai, aš noriu, kad tu žinotum. Kam tau viso to reikia, ką tu darai? Turbūt, kad būt laiminga. Gali mūsų abi nutapyti. Lietuviai mėgsta filmus apie milijonierius. O aktorių Giedrių Savicką greičiausiai daugelis jau tapatina su dideliais pinigais, nes jis dažnai tampa režisierių pasirinkimu, kai filmo scenarijus pasisuka apie eurus ar dolerius. Tuo tarpu režisierius Tadas Vidmantas puikiai žino, kaip žiūrovą atvesti į kino salę, nes jo filmai dažnai atsiduria žiūroviškiausių gretose. Toks yra ir milijonieriaus jubiliejus. Kodėl tu manai, kad aš noriu to ūkio? Kaip tu gali nenorėti? Noriu pervesti tą ūkį. Noriu savo vargus man ant pečių numesti. Filmas Šeima į gamtą yra pavyzdys, kaip maži dalykai išauga į didelius. Socialiniuose tinkluose kurti trumpi pasakojimai virto ilgo metro filmu. Filmo kūrėjai Marius Rimkus ir Lukas Karpočius, slapyvardžiu Lucky Springs, neslepia, kad iš pradžių visa tai buvo tik avantiūra, bet palaipsniui išaugo iki ambicingo projekto. Šeimos psichoterapija, bet be psichologo. Ar aš užknisu? Yra momentas. Pamenu, kaip 2012-2013 metais jau aš šitoje srityje dirbau, veikiau, tai būdavo vienas arba du filmai per vienus arba 2 metus. Tokia buvo pradžia visos šitos. Tai aš manau, kad jeigu tai pažiūrėjus atgal per dešimtmetį, kaip užaugo Lietuvos kino industrija, kiek atsirado ne tik tai filmų gausa, nes šiais metais turim 68 filmus sidabrinėse gervėse pateiktus. Pernai turėjom 50. Tai per metus jūs įsivaizduokit, kiek filmų jau dabar yra sukūrėme. Aš manau, kad 25% kino teatre ne riba, reikia varyti toliau. Kurie filmai bus įvertinti sidabrinės gervės statulėlėmis, sužinosime jau šį sekmadienį.